Atrado laiką vėl su mumis pabendrauti. Žinot, kviečiamės ne šiaip savo pasikalbėti, vis dėlto tas pagalbos skambutis dar mums kelia tokio nepatogumų, problemų yra. Ir jūsų ta idėja labai šauni, mes gerbiam, kad reikia 10 000 bandomas ir atsitiko, yra tokių dar trukdžių. Tai aš pradžiai labai norėčiau pristatyti savo kolegę Sigitą Astrauskaitę, kadangi jinai skuba į kitą seminarą. Metų galas vien seminarai, tai dalinamės pareigom. Tai gal jos išklausykim, ką jinai pradžiai pat. Kaip jau žinome, dėl šito skambučio kurčiųjų draugija su atstovais departamento ir kitų institucijų bandė išspręsti ir bando išspręsti šitį tų savivaldybių administracijų vadovų, įpareigoti vieną žmogų ir padėti reikalui esant žmogui turinčiam judrumo negalią instaliuoti šią programėlę. Kurtiesiems mūsų žmonėms instaliuotas programėlės, tai būtų kaip ir praktiniai šio žmogaus patarimai. Tai aš pasidomėjau iki šio valdybos susirinkimo, ar skambinosi kas nors. Raminau tuos žmonės, kad vis dėlto mūsų kurtieji nuo seno yra pripratę kreiptis į mūsų teritorinės organizacijas. Ir reikia lėšų kažkaip suderinti su vidaus reikalų ministerija, ar kaip skirtų, kad mūsų žmogus apvažiuotų į tas savivaldybės, apmokytų tą sąrašą visą. 80 testinių pranešimų, po jūsų nariai pabandė, mes juos atsiliekam. 4 realūs atvejai nuo programos įdegimo. 2 Kauno rajone greitai kvietė šitas faktas, kuris Fabijoniškėse buvo. Ir dar vienas faktas paminėtas. Šito konkrečiu atveju aiškinusi pats asmeniškai, policijai buvo perduota. Aš savo kurčiuosius apklausinėjau, kurie turi įsirašę šitą programėlės, dauguma jų nesinaudojo. Dar nebuvo tokių atvejų, kad iškiltų jiems problemos. Žinoma, šitas vienas nusiskundimas, noras padėti buvo kitus pristatė. Iš tiesų, kurčiųjų bendruomenė gal ir neturi šitą problemą. Jie gali nueiti ir vertėjų centrą, ir kurčiųjų teritorinę valdybą. Bet faktiškai čia buvo kalba, kad ir sveikieji prisiskambina, ir kurtieji. Čia, žinot, yra nepatogu, todėl kad yra labai daug bet sako, pas tave aklas yra. Ne, sako, čia yra speciali tokia programa. O jis nesako, kad man jums socialinių taksi, man reikia visgi žinutę parašyti. O Kybora sako, net ir užtenka porą mygtukų paspausti ir atvažiuoja į įvykį. Aš dar norėčiau pridėti, man vienas kurčias italas, kurčiųjų asociacijos prezidentas, ir pasakojo, kad tenai Italijoje 112 yra programa ir irgi tik tai 3 mygtukų paspaudimai ir sako, iš karto atvyksta į įvykio vietą, nes jie supranta, kad kurčias žmogus daug negali prirašyti, tiesiog psichologiškai žino kurčiųjų kultūrą ir atvyksta. Taip, sako, suprantat, gal ir mūsų kurtieji nenori tą programėlę ir naudotis, nes jiems yra labai sudėtinga. Jeigu tai būtų palengvinta ir prieinama kurčiam, tai gal tikrai. O dabar tai jie labiau ieško vertėjų tos pagalbos, nes jiems yra per sudėtinga ta programa. Kęstutis Vaikšnora, aš irgi sutinku su visų nuomonė, aš ir pats esu išbandęs šitą aš tikrai garantuoju, kad nėra šitą programėlę tinkama kurtiesiems. Sako, kol pats nebuvau išbandęs, negalėjau pasakyti, bet kai išbandžiau, tikrai įsitikinau. Arūnas Bražinskas sako,
Jo, vienu žodžiu, jeigu man dabar... Kokie turėtų būti tas vedlys, mes jums palikom laisvę rinktis. Bet kol kas šiai dienai nei vieno siūlymo konkretaus, kaip... Greitoji pagalba, ten dujos ar gaisrinė. Ir po to, pavyzdžiui, paspaudė greitoji ir ten, pavyzdžiui, pačios pagrindinės veikios lygos, ten, sakykime, lūžis ar širdis šitą. Ir tada iš karto paspaudė, jisai taip informuoja, kad tas pats ir su lūdėm, ten, pavyzdžiui, ar radiacija kokia, ar dar kažkas. Jisai tiesiog... Reikia padaryti pasiūlymą, jį galbūt apsvarstyti valdyboje ir tas, kas tinka, tada duoti departamentui, nes dabar šiandien, tai aš manau, čia dar žiūrės diskutavimas, vis tiek neišdiskutuosi. Taip, Kęstutis dar siūlo dėl kaip yra Skandinavijos šalyse, ar Amerikoje ten 3G, tiesiog pasidomėtų šitą sistemą, ir po to mes, aišku, į komisiją dalyvausim ir kurčiuosius, ir sveikuosius, kad sklandžiai darbas vyktų.